Operacijų vadovas paskaitys instruktažą. Klausom visi. Taip, instruktažas. Šių metų gegužės 17 dieną Kauno rajono Garliavos apylinkės seniūnijos Teleičių kaimo Klonio gatvėje yra organizuojama policijos ir kitų žinybų bei institucijų priemonė, kurios tikslas užtikrinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 kovo 22 dienos nutarties vykdymą civilinėje byloje numeris 2-188/2012 ir šiuo metu Neringos Venskienės globojamas mažametės perdavimas jos motinai Laimutei Stankūnai. Priemonė yra vykdoma pagal antstolės Sonatos Vaicekauskienės pranešimą ir reikalavimą policijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 764 straipsnio 4 dalies nuostatomis, kad policijos pareigūnai pašalintų kliūtis sprendimui priverstinai perdedant vaiką įvykdyti, o valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovai vaiką paima ir perduoda išieškotojai Laimutei Stankūnai. Fizinėmis kliūtimis, trukdančiamis vykdyti teismo nutartį, gali būti vartai, varteliai, tvoros, durys, surišimo, surakinimo ir kitokios priemonės, o taip pat ir asmenys savo pasyviais arba aktyviais veiksmais trukdantis vykdyti teismo nutartį. Policijos pareigūnai pašalina fizinės kliūtis, trukdančias vykdyti teismo nutartį, tik esant antstolės Sonatos Vaicekauskienės reikalavimų. Fizinių kliūčių, trukdančių vykdyti teismo nutartį, šalinimo metu prievarta prieš mažametę negalima. Policijos pareigūnai veikia vadovaudamiesi policijos veiklos įstatymo nuostatomis. Tai yra gerbdami žmogaus teises, visuomenės, moralės, teisėtumo, taip pat prievartos naudojimo tik būtinais atvejais ir jos proporcingumo principus. Šis ir kiti įstatymai suteikia policijos pareigūnui teisę reikalauti, kad tiesiogiai jam nepavaldus asmenys vykdytų jo teisėtus nurodymus, o jų nevykdymo ar pasipriešinimo atveju panaudoti prievartą tik tiek, kiek to reikia tarnybiniai pareigai įvykdyti. Ir tik po to, kai visos įmanomos įtikinimo ar kitos priemonės nebuvo veiksmingos. Prievartos rūšį ir jos panaudojimo ribas pasirenka pareigūnas, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, teisės pažeidimo pobūdį bei individualias pažeidėjo savybės. Naudodami prievartą, policijos pareigūnai privalo stengtis išvengti sunkių pasekmių. Policijos pareigūnas asmeniškai atsako už savo veiksmus ir sprendimus bei jų padarinius, o už žalą padarytą pareigūnui, veikiant pagal įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus, neatsako. Operacijos metu pareigūnai privalo vykti grupės vyresniųjų nurodymus, o jiems vadovauja operacijos vadovas. Dabar žodis steigiamas generalinio pavaduotojui Renatui Požemai. Labas rytas, kolegos. Iš tikro turime netradicinę priemonę, kurioje dalyvaujame. Turime netradicinius tikslus, tačiau tos tikslus turime pasiekti, turime juos įvykdyti. Ir policijos vadovybė tikrai tiki, kad iš tikrųjų mes veiksim teisėtai, efektyviai, esant būtinumui prievartą naudosime proporcingai, tam, kad iš tikrųjų teismo nutartis būtų įvykdyta. Dėl visų galimų pasiekmių, kokios gali kilti, iš tikrųjų pirmiausiai atsakomybę prisiims policijos departamento vadovybė, tą mes esam jau ir išsakę. Tikrai, jeigu mes elgsimės teisėtai, jeigu mūsų veiksmai neprasilenks su teisės aktų reikalavimais, mes ginsime kiekvieną jūs dėl galimų tam tikrų, sakykime, skundų ir panašių dalykų. Tai galiu aš garantuoti. Esminis kolegos momentas šioj priemoniai tai yra smurtas, prievarta, prievartiniai veiksmai prieš mažametę negalimi. Ta turime kiekvienas įsidėmėti. Tas buvo akcentuota kolego Žukausko instruktažo informavime, tą aš noriu dar kartą pakartoti. Linkiu visiems sėkmės ir linkiu tikslaus, efektyvaus darbo ir teisėtų veiksmų atlikimo. Sėkmės.